Nu, pupytė mažiau nevaidinu, kadangi daržovė čia yra nekalta. Nu, Lietuvoje nėra orelė žiūriniukų. Yra gelbėtojai, užsisako, atvažiuoja 3-4 kartus išgelbė, išvažiuoja. O čia, olelė pupytė. Nu, ačiū Dievui, projektas tai truko. Gaila, tik vienam krepšininkui pasisekė. O jos beje, buvo nuvažiavę į festivalį Slavianskį bazarą. Tai jos ten pasivadino, kad jie suprastų ir priimtų, pasivadino olelė kroški. Švertus trupiniai nuo stalo. Tai vat apie tokias putytes aš sugalvojau tokią misiją. Reiškia, kas bus, jeigu mes sukryžminsim Sibiro laiką su olelė putyte? Bet kokiu atveju gaunasi arba durnas šuo, arba šalčiui atspari kurva. Kurva čia yra ne keiksmažodis, čia lotyniškai reiškia kreiva. Tarp kitko mes mokykloje netgi iš mokytojų taip tyčiodavomės. Pasivartai žodyno lotynų kalbos sudėdį, kokį sakinį yra atėdį. Tau samokite, pasakykit, kaip iš lotynų kalbos išverstas tokį sakinį. Kurva, pisis, akva, bibit. Tėvus rytoj, kad atsivestų. Tam stamokite, čia reiškia, kurva, pisis, akva, bibit, reiškia, kreiva žuvis geria vandenį. Klausa, neprisikabinsiu. Žiūriu, kad aš jūsų labai neužkniščiau. Pačiai pabaigai tokių keletą rodumų. Jie yra rodomi, jos reikia rodyti, jų paprasčiausiai taip nepapasakos. Gal duos Dievas, tai šitos net prisimins. Aš kai įsivaizduokit tokią situaciją. Stovi Buda, šuva guli, kurie rakintis prie Budos, ir senas labai šuva, saugo namus. Pasaulis. Jo. Dabar įsivaizduokit, bitė kamanė. Kamanė bitė visą dieną rinko nektarą, jau kojos užpakalinės, aplypę visas galifai gelnės, tokias. Visas pavargas savo, prieš skrendant. Į avilį nutūpsiu, atsigersiu iš balutės. Nutupė taip. Prigeria. O Jėzus, kaip gerai. Nuskrendu. O Jėzus. O Jėzus. Ach, хуй не опешчились. Įsivaizduokit, į kaimą atvažiavo naujas felčeris. Ir kaip žinia, nauja šluota visada naujai šluoja. Pakavinom miestelį skelbimą prie bažnyčios. Sekmadienį po rytmetinių mišių visam kaimui bus statoma profilaktinė klizma nuo snukio nagų ragų ligų. Visų dalyvavimas būtinas, visiems turėti po litą už profilaktinę klizmą pasirašę felčerį. Visas kaimas susirinkė sekmadienį po mišių Jėzus pačiapas. Nežinau, klausimakas, ne kažkokia klizmas, nuo kažkokių ragų. Jo, turi pakeisti 5 lygius, šią pakeisti. Gal felčerinės durys, atsidaro, išeina felčeris, toks visas juodas guminis ploščius, juodas pirštinės, tokios guminės uždėtos, ant snukio respiratorius juodas, viskas tvarkoja, ir tokia iš paskos nedėliutė su vietu. Išeina į kažkokį lentos gabalų skystį, neaišku, maišą. Aš taip sako visiems, stop prie sienos! Visi Jėzus man sustoja. Snukio į sieną, visi pasisuoja. Bobos sijonus į viršų, devai kalnę žemyn. Pasilenkit, rankoje laikyt po litą. Ir visi sustoja, tai visi jau stoja, tas paklysma, 3-litrinė rankoje, tokia iš to kibiro taip. Litas. 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 Neturiu. Litas.
Toliau, turit smulkius su savimi. Nu, man porą, aš atiduosiu, tikrai. Man reikia... O, ne, Jėzus, koks jūsų rankinukas gražus. Čia žmonės šiolą pradės. Jo, aš suprantu, kad iš žmogaus nelaimės negalima juoktis, bet aš sakiau, aš negaliu išmesti iš dainų žodžių, o kadangi čia rodomas, nelabai kas ir parodys. Gerai, paplokit savo. O, ateina, kur veiksmas vyksta, kaip aišku visada. Veiksmas vyksta tualete. Ir ateina toks... Atsiprašau, gal galit pakeisti 10 litų? 10 litų, palauk, pasižiūrėsiu. 10 litų. Ne veltui jaučiu laiką leidžiamą, ne? Gerai, dar vienas apsirodomas. Irgi, nu čia jau pats juodžiausias bus, bet nieko nepadarysite. Reiškia, įsivaizduokit, troleibusų sustojimas. Stovi moteris, vyrai, vaikai, laukia troleibuso ir prieina toks inteligentas. Toks gražus, eilutė, viskas tvarkoj, šlipsiukas, apkytė, skrybelytė ir sėdėlė. Labas vakaras, ponios. Labas vakaras, ponai. Labas vakaras, vaikai. Ponė, jums labai gražiai atrodo, tinka raudona rožė, labai tinka ant peties. Ir aš, ačiū. Ir ponas, iš čia jaučiu labai gražiai ambra tokia eina. Ir ačiū. Vaikai. Tikriausiai troleibusų laukiame, ne? Štai ir troleibusas atvažiuoja. Privažiavo, atsidaro duris. Bet taip, palaukit, vaikai, neskubėkit, leiskite visiems išlipti iš troleibusų. Ponia, jeigu galima ranką, aš jums padėsiu. Prašom, taip, Jėzus jums irgi gražiai atrodo. Nu, ponas pats išlips, taip. Ir jums geros dienos, ačiū, visą gerą. Taip. Palaukit, vaikučiai, palaukit, leiskite suaugusiems vyrams susijų. Ponia, galime jums ranką? Jėzu, kokia graži ta raudona rožė pasisaikinės. Prašom, ponia. Nu, ponas, ne, ponas, tik po jūsų. Aš tik po jūsų. Prašau. Taip, nu, vaikučiai, po vieną. Aha, prašom, taip, mergaitė, negalima su tėtais. Prašau, taip, ir jis paskutinis tik įžengė troleibuso duris. Čum, nusidarė, prispaudžia galvą, jam ir pradeda važiuoti. Ir štai, jo, tvai mat. Блядь, tu ką, охуел, блядь, пиздец, pasižiūrėkime į draudukus, tu matai, kad žmogui galvą prispaudė. O šitokia, блядь, sustokė pиздец kalbus, tu man, блядь, pavanyko atsigulti. Joptami man šakai priedys, ilgai mėgsiu. Ne, nu pizdi, tu pizdas raudoną rožę, ko žiūri, pasakyk tą rožę, kad naftį stabdytų, pizdi. Pasitaiso šlipsą.